Sveiki visi, kurie jau prisijungiat. Tuo pasidalinsiu ekranu ir manau, kad pradėsim už 1 minutės. Palaukime, kol prisijungs truputį vėluojantis ir būčiau dėkingas, jeigu į chatą prašytumėte, ar viskas veikia tinkamai. Manau, galime pradėti. Tai sveiki prisijungę prie mūsų mokymų. Šiandien pakalbėsime apie techninės grafikų analizės mokymus. Apžvelgsime tos pačius populiariausius metodus ir būdus, kaip yra analizuojami grafikai. Na ir prieš pradedant, arba jeigu žiūrite šio seminaro internetu vaizdo įrašą, būtinai sustabdykite šią skaidrę ir susipažinkite su įspėjimu apie riziką. Taigi trumpai apie Admirals. Tai Admirals yra patikimas ir reguliuojamas finansų centras. Teikime savo klientams platų finansinių instrumentų pasirinkimą iš daugiau nei 8000 instrumentų ir bendravime su savo klientais įvairiose šalise vietinė kalba. Ir ačiū Jums, kurie prisijungėte prie mūsų renginių ir kurie bendraujate su mumis lietuvių kalba. Taip pat savo klientams siūlome pagristų spredų patirtį. Na ir prekyba vyksta populiariausiose pasaulyje prekybos platformose, tai yra MetaTrader 4 ir MetaTrader 5, kurie naudojasi tiek pradedantieji, tiek ir pažengę prekiautojai visame pasaulyje. Na ir mobilioji programėlė, kurią galite parsisiųsti iš Google Play arba Apple Store, tai yra Admirals aplikacija, kurioje tiesiog yra labai patogu stebėti, kas vyksta rinkose ir priimti sprendimus. Na, o šiandien turbūt daugiau pakalbėsime ir daugiau akcentuosime į būtent instaliuotą Windows operacinėje sistemoje programinė įranga, tai yra MetaTrader 5 prekybos platforma, jinai visiškai yra nemokama, ją galima parsisiųsti iš Admirals Dashboard, buvusio prekiautojo kabineto ir tikrai naudotis būtent šią prekybos platformą, nes kompiuterį instaliuota versija jinai yra daug patogesnė naudoti, platesnis vaizdas, na ir galimybės iš tikrųjų analizuoti yra platesnės. Taigi, kaip sužinoti, ar kursas kils ar kris, į šitą klausimą gali būti keletas atsakymų. Šiandien kalbame apie techninę analizę, rytoj pakalbėsime apie fundamentinę analizę. Ir tokia trečia didelė grupė turbūt būtų, apie ką galima būtų dar pakalbėti, tai yra sentimentas, rinkos sentimentas, bet turbūt daugelis prekiautojų specializuojasi ir daugelis prekiautojų naudoja techninę analizę bent jau įėjimo taškų suradimui. Na ir techninė analizė iš esmės tai yra istorinių kainų svyravimo analizė, pagrįsta tuo, kad istorija kartojasi ir jeigu mes žinome, kaip tai buvo istoriškai, mes galime prognozuoti, kaip tai gali būti ir ateityje. Taigi, techninė analizė paremta tuo, kad į objektyviausias rodiklis yra kaina ir į kainą yra viskas įskaičiuota. Ir lūkesčiai, ir baimės, ir viltys, tai būtent kaina ir yra pats geriausias indikatorius. Jeigu kalbant apie kainą, angliškai yra price action arba prekyba sekant kainos kitimą. Tai yra viena iš populiariausių prekybos strategijų, kuri yra paremta žvakių modelis, apie kuriuos truputį vėliau pakalbėsime, bet iš principo, kas naudojasi techninė analizė, remiasi būtent kaina ir kainos judėjimu. Techninė analizė bando surasti tendencijas, bando surasti pasikartojimus ir kada
mes sugebame tas tendencijas atpažinti grafike, mes galime nuspėti ir prognozuoti, kad ir toliau kaina kis būtent tą kryptimį, kurie kito anksčiau. Vieni prekiautojai techninę analizę naudojasi 100%, kiti prekiautojai visiškai kartais nesinaudoja techninę analizę ir remiasi fundamentinę analizę ir būtent prekiauja pagal fundamentiką. Kuris variantas yra geresnis? Iš tikrųjų, geriausias variantas būtų su techninė analizė, grafikais ieškoti įėjimo taškų, surasti geriausius sandorio atidarimo ir uždarimo taškus. Na, fundamentika be abejonės yra labai svarbu, kad suprastume, kas vyksta rinkose, kokie yra lūkesčiai ir kaip gali rinkos sureaguoti į vieną ar kitą pasikeitimą. Kaip paprastas pavyzdys, ES šiais metais nėra tikimasi palūkanų normų kelimo. Palūkanų normų kelimas yra vienas iš svarbiausių veiksnių, kurie įtakoja valiutos kursą. Tai tokius dalykus reikia žinoti ir apie tai daugiau pakalbėsime būtent rytoj, kalbėdami apie fundamentinę analizę. Tai bendrai taip papildant, reikėtų žiūrėti ir fundamentiką, kas vyksta, na ir žiūrėti techninę analizę, kad galima būtų surasti įėjimo ir išėjimo taškus. Taigi, techninė analizė studijuoja istorinius kainų svyravimus, kad nuspėtų ateities kryptis. Į kainą yra įskaičiuota viskas ir kaina atspindi realią rinkos situaciją. Rinkos yra paremtos žmonių emocijomis ir tikrai galima išvelgti pasikartojančių sprendimų. Kuo plačiau techninė analizė yra naudojama, tuo geriau ji veikia. Čia gaunasi tokia kaip save išpildanti pranašystė. Kuo daugiau žmonių naudoja tą patį įrankį, kuo daugiau žmonių mato tą patį vaizdą, tai labai didelė tikimybė, kad sprendimai bus priimti pas visus vienodi. Labai svarbu suprasti ir ką norėčiau akcentuoti, kad nėra ir negali būti stebuklingo indikatorius, nėra stebuklingo galiaus ir neverta ieškoti, neverta apsisunkinti, tikrai pilnas internetas yra įvairių pasiūlymų pirkti, įvairių pasiūlymų parsisiųsti nemokamai kažkokius stebuklingus indikatorius. Tai žinokit, tikrai tokių neegzistuoja. Kiekvienas indikatorius yra pritaikytas tam tikroms rinkos sąlygoms ir kada kalbėsim apie indikatorius, truputį daugiau giliau pasižiūrėsim, kokiamis sąlygomis jie duoda geriausią rezultatą, kada jie duoda klaidingus signalus, kada galima jais šiek tiek pasiremti. Na ir techninė analizė yra pati efektyviausia likvidžioje rinkoje su daug dalyvių. Tai kaip tai suprasti, likvidumą, jeigu mes paimsime turbūt tokia nedidelė Lietuvos akcijų birža, Lietuvos Nasdaq, kad ir kokią mes padarysim gerą techninę analizę, kad ir kaip mes gerai suprognozuosim judėjimą, bet jeigu nebus likvidumo, kad tarkim kaina pakils aukščiau, ir jeigu nebus likvidumo, nebus antros sandorį norinčios atidaryti šalies, nebus pirkėjo, kas norėtų nupirkti iš jūsų turimas akcijas, iš esmės mums reikės laukti, kol akcijų kaina pasikoreguos tam, kad galėtume parduoti, išeiti iš pozicijos. Tai būtent prekiaujant CFD instrumentais, prekiaujant valiutų poromis, yra visada labai didelis likvidumas, kada vieno mygtuko paspaudimu galima ir pirkti, ir parduoti. Na ir būtent techninė analizė geriausiai ir veikia būtent tokiamis sąlygomis. Taigi, prieš pradedant techninę analizę, svarbu pasižiūrėti į laiko periodus. M1 yra 1 minutė, M5 5 minutės ir taip toliau. Populiariausia prekybai yra naudojami valandinis grafikas, 4 valandų ir dieninis grafikas. Dienos prekybai naudoja 15 minučių, 30 minučių grafikus, analizuoja valandinius ir H4, 4 valandų grafikus. Na ir skelpingo strategijom aktyviai prekybai naudojami tikai 1, 5 ir 15 minučių grafikai. Tiesiog šiandien daugiau turbūt žiūrėsime į valandinį dieninį grafiką, bet priklausomai nuo pasirinktos prekybos strategijos galima įvairiai žiūrėti. Taigi šiandien pakalbėsime apie grafikų analizę, tai yra kainos kryptis arba trendas, palaikymo pasipriešinimo lygiai ir kanalai. Pakalbėsime apie paternus, apie tam tikrus modelius, tai yra tam tikra situacija, kuri priveda prie kainos krypties pasikeitimo, trendo apsisukimo arba pramušimo. Na ir apžvelgsime techninius indikatorius, tai krypties ir trendo indikatorius, kurie yra tie standartiniai, pavadinkime, MetaTrader 4, MetaTrader ir MetaTrader 5 prekybos platformose. Taigi periname prie palaikymo ir pasipriešinimo lygių. Pasipriešinimo lygis tai yra tam tikra aukštuma, kurioje pirkėjų susidomėjimas blėsta ir susilygina su pardavėjais. Jeigu tai paprastai kalbant, tai yra tam tikra aukštuma, tam tikras kainos pakilimas, kada
atsiranda daugiau pardavėjų negu pirkėjų ir kaina aukščiau nebepakyla ir pradeda po truputį kristi. Palaikymo lygis tai yra tam tikra kaina, tai yra tam tikras, pavadinkim, dugnas, ties kuria pirkėjų atsiranda daugiau negu pardavėjų. Visiems, kas nori nusipirkti pigiai, žema kaina arba palaikymo lygis yra aktualus, yra įdomus. Na ir dažniausia tai tampa palaikymo lygiu, kada kaina nenukrenta žemiau tam tikros kainos. Nereikia tikėtis, kad kaina kils, kalbant apie valiutų poras, iki dangaus ar kris iki nulio. Tai niekada taip nebus, tai tik labai šimtinais ir atvejais, bet normaliom rinkos sąlygom esant, tai labai mažai tikėtina, pavadinkim. Nu, gali būti, bet labai mažai tikėtina, kad kaina nukris iki nulio arba pasieks kažkokias tai ypatingas aukštumas. Tai svarbu yra identifikuoti artimiausius palaikymo pasipriešinimo lygius nuo esamos rinkos kainos. Na ir tada bus aišku, kaip galima toliau, kaip gali kaina toliau kisti. Kuo yra ilgesnis laikotarpis, tuo yra stipresnis palaikymo arba pasipriešinimo lygis. Jeigu mes imsime vienos ar 5 minučių grafike, tas lygis jisai bus labai dažnai testuojamas ir dar dažniau pramušamas. Jeigu mes paimsime dieninį H4 dieninį arba mėnesinį gal grafiką, galbūt tai bus aiškiau šiek tiek. Mėnesiniam grafike, jeigu mes turime kažkokius palaikymo pasipriešinimo lygius, tai tikėtina, kad reikalingi labai stiprus impulsai, greičiausiai iš fundamentinės analizės pusės, kad tie lygiai būtų pramušti ir jie bus ganėtinai sunkiai pramušami. Kryptingumo nustatymas taip pat priklauso nuo laikotarpio, tai ar tai yra dieninis, ar tai yra valandinis grafikas. Na ir prekiaujant palaikymą arba pasipriešinimo lygis, labai svarbu yra įvertinti tai, kiek laiko praeina tarp lygio pasiekimo ir koks yra grįžimo laikotarpis. Esant tam tikros situacijoms, palaikymo arba pasipriešinimo lygis gali būti testuojamas ir tie testavimai gali būti labai dažni ir kuo tas grįžimo laikotarpis yra trumpesnis, tuo didesnė tikimybė, kad kaina pakils arba nukris žemiau, kad palaikymo arba pasipriešinimo lygis bus pramuštas, kaina pakils arba aukščiau arba žemiau palaikymo arba pasipriešinimo lygio. Na ir kokia reakcija buvo pasiekusi tą lygį, ar kaina iš karto pakilo aukščiau, ar testavo ir buvo nesėkmingi pramušimai. Jeigu pasižiūrėti palaikymo pasipriešinimo lygius, kaip pavyzdys, kaip prekybos galimybės yra, mes turime kažkokią tai aukštumą, iš kurios kaina nepakilo, mes matome, kad tai buvo 1, 2, 3, 4 nesėkmingi testavimai ir 5 bandymų kaina pakilo aukščiau. Tai realiai ties tokiu pasipriešinimo lygiu, kada mes matome aukštumoje, mes laukiame, kol kaina pakils aukščiau to lygio ir galima prekiauti atidėtais orderiais ir turėti atidėtą orderį aukščiau to lygio. Na ir laukti, kol kaina užsifiksuos aukščiau kažkokio tai pasipriešinimo lygio. Ir kada kaina pakyla aukščiau šiam pavyzdį pasipriešinimo lygio, tas pasipriešinimo lygis pradeda veikti kaip artimiausias palaikymo lygis. Reiškia, kad pasikeičia tos linijos, to lygio funkciją. Ir ją galima nusibriežti paprastai grafike iš rankos, mes visada matome aukštumas, žemumas ir daugelis prekiautojų tiesiog jau užmetę akį į grafiką, nusibrėžę palaikymo pasipriešinimo lygius, jau gali identifikuoti kažkokias prekybos kartais galimybės arba įėjimo kažkokius į rinką taškus. Taip pat palaikymo pasipriešinimo lygiai gali būti kaip ir trendo linijos. Tai nebūtinai yra horizontalūs lygiai, jeigu kaina kyla arba turi trendą, kylantį trendą arba krentantį trendą, tai gali formuotis kylantis arba krentantis trendas, tai kylantis arba krentantis, atsiprašau, kanalas. Tam, kad būtų identifikuotas kanalas, turi būti minimum 3 aukštumos ir mažiausiai 3 žemumos. Būtent per 3 taškus, jungiant viršutinę ir apatinę liniją, mes identifikuojame palaikymo ar pasipriešinimo lygius. Tai būtent, kada kaina pradeda judėti tam tikrame apribotame diapazone, visada yra galimybė, kad kaina arba pramuš, arba sugrįž. Tai visada yra stebima, kaip ta kaina elgesi prie palaikymo arba pasipriešinimo lygio ir jeigu prekiaujant turbūt ilgesniuose perioduose galima naudoti atidėtus orderius, jeigu kaina nepakils aukščiau, galima bandyti pardavinėti nuo pasipriešinimo arba bandyti pirkti nuo artimiausio palaikymo lygio, jeigu kaina nekris žemiau to palaikymo lygio. Techniniai lygiai yra pramušami, tačiau dar dažniau yra testuojami. Tai yra vadinami
angliškai klaidingi pramušimai, kada kaina pramuša atrodo lygiai, o kaina pakyla aukščiau nubrėžtos linijos, ir jinai iš karto sugrįžta, labai staigiai sugrįžta atgal to lygio. Tai dėl to naudojant stop loss ir take profit parametrą, stop loss ir take profit visada yra rekomenduojama palikti tam tikrą atstumą, turbūt ir su atidėtais orderiais visada logiška šiek tiek turėti atstumą nuo palaikymo ir pasipriešinimo lygių tam, kad išvengti klaidingų pramušimų arba sandorių suveikimo. Lygio pramušimas duoda impulsą kainai ir tai dažnai naudojama kaip prekybos strategija tiek dienos prekyboje, tiek ir ilguoju laikotarpiu. Pastaruoju metu iš tikrųjų yra pastebima, kad lygio pramušimas jau gali įtakoti ir valandiniuose grafikuose. Tai nebūtinai dienos prekyboje ir ilguoju periodu, bet ir valandiniuose grafikuose jau galima išvelgti tam tikrų pasikartojančių situacijų, identifikuoti lygius, na ir bandyti prekiauti jau būtent su valandiniuose grafikuose. Na ir labai svarbu yra sulaukti kainos krypties pasikeitimo patvirtinimo, tai yra confirmation. Kada lygis yra pramušamas, tai gali būti papildomas kažkoks tai žvakių modelis susiformavęs, jeigu naudojami indikatoriai, mums reikalingas papildomas patvirtinimas, kad galima taip jau kainos kryptis pasikeitė ir mes antrų indikatoriumi arba kažkokiu tai antrų nepriklausomų šaltinių pasitvirtiname, kad tikrai viskas yra taip, kaip prognozuojama ir galima identifikuoti, kad jau trendas apsisuko ir galima judėti toliau naujų trendų. Kaip pavyzdys, čia yra 30 minučių grafikas, nes kartais yra sunku surasti gerų, tokių gražių vizualių pavyzdžių, kad būtų labai aiškiai suprantama ir lengva būtų paaiškinti ir vizualiai gražiai žiūrėtųsi. Tai pirmoju atveju, jeigu žiūrime iš kairės į dešinę, mes matome, kad leiskit man. Turėjome kylančią kainą. Kaina pakilo ir užsifiksavo šalia aukščiau pasipriešinimo lygio. Tas pasipriešinimo lygis pradėjo veikti kaip palaikymo lygis. Toliau kaina kažkiek tai pakilo į viršų, galimai susiformavo, atsiprašau labai, galimai susiformavo naujas palaikymo lygis. Po tam tikro laiko kaina sugrįžo atgal ties buvusių anksčiau pasipriešinimo lygių, kuris pradėjo atlikti palaikymo lygio funkciją. Ta lygiai pramušė, čia reikalingas yra patvirtinimas, na ir kaina pratęsė kritimą, kada lygis buvo pramuštas. Bet atsiprašau, labai kažkaip sudėtinga. Jeigu mes čia pasibrėžtume kažkokią tai lygį, jeigu su tom žemumom, galbūt sutampantys su ankstesnė žemuma, čia mes galėtume identifikuoti kažkokį tai sekantį palaikymo lygį. Vėlgi, praėjus tam tikram laikui, kaina vėl pradėjo testuoti tą patį pasipriešinimo lygį. Kaina pramušė aukščiau, žvakė užsifiksavo ir sudarė aukščiau šio lygio. Ir toliau šitas lygis, kuris buvo pasipriešinimo lygis, jisai pradėjo atlikti palaikymo lygio funkciją. Na ir kaina toliau jau būtent kito ties palaikymo lygio. Čia yra tie vadinami testavimo variantai, kada nepilnai užsifiksuoja arba tik tai žvakės šešėlis paliečia lygį arba šiek tiek jisai žemiau. Šiek tiek žvakės šešėlis nukrenta šiek tiek žemiau nubrėžto lygio. To aš tik taip. Išsivalysiu grafiką ir kada mes prekiavom naudodamėsi palaikymo ir pasipriešinimo lygiais, labai yra svarbu naudoti stop lossus ir take profit. Jeigu žiūrėsime su pirmu pasipriešinimo lygiu, stop lossas turėtų būti žemiau šito lygio, kad kažkokie tai testavimai jo nepramuštų. Jeigu mūsų pasitvirtina mūsų prognozę, kaina pakilo aukščiau ir užsifiksavo aukščiau pasipriešinimo lygio, jinai kils toliau, bet kad testavimas lygio neišmuštų stop losso, visada rekomenduojame šiek tiek stop lossus naudoti šiek tiek žemiau to lygio, priklausomai nuo laikotarpio, kuriame yra prekiaujama, ten gali būti nuo kelių iki keliasdešimties punktų žemiau arba aukščiau. Ir analogiška situacija ir čia.
Ir čia, kad stop lossas, jisai turi būti šiek tiek žemiau. Kalbant apie take profitą, jeigu mes nusprendėm, kad kaina kris žemyn ir turime pardavimą ir laukiame čia pardavimo, įėjimo žiūrime, kur buvo kažkoks paskutinis artimiausias palaikymo lygis, iki kur ta kaina galėtų kristi. Na ir take profitas TP turėtų būti šiek tiek aukščiau to lygio, nes gali būti, kad kaina tiesiog nepasieks nustatyto lygio ir apsisuks šiek tiek anksčiau. Tai geriau truputį mažesnis take profitas, bet ne visiškai ant to lygio uždėtas stop loss arba take profit parametras. Manau, kad čia šitoje vietoje su stop lossais, take profitais tikrai kaip ir aišku, nereikia dėti ant pačio lygio, bet reikia pasižiūrėti ir palikti tam tikrą atstumą, dedant stop loss take profit parametrus. Jeigu laukiame kažkokio tai lygio pramušimo, lygio pramušimas jisai turi būtinai būti patvirtintas arba indikatorium, arba žvakių modeliais, kad tikrai identifikuotas pramušimas. Taigi toliau pereinam prie japoniškų žvakių ir žvakių modelių. Pats grafikas MetaTrader'e gali būti atvaizduojamas trimis skirtingais variantais, tai yra linijinis, brūkšninis ir žvakių grafikas. Linijinis grafikas labai yra patogus, kada reikia greitai vieno užmetus akį identifikuoti, ar trendas, kainos kitimo kryptis yra ar kylanti, ar krentanti. Tai labai patogu naudoti linijinį grafiką, nes mes iš karto matom, ar kaina kyla, ar kaina krenta. Brūkšninis grafikas arba barų grafikas suteikia daugiau informacijos, nes jis atspindi atidarimo, uždarimo kainas ir aukštumas, žemumas. Na ir daugiausia informacijos mums suteikia žvakių grafikas, kada mes matome, ar tai buvo kylanti ir krentanti žvakė, ir šešėlius, atidarimą ir uždarimą. Taigi viršutinės šešėlis mums rodo aukščiausią kainą, žvakės kūno viršus rodo uždarimo arba atidarimo kainą ir priklausomai nuo to, ar uždarimo kaina yra aukštesnė arba žemesnė negu atidarimo kaina, yra suformuojama bulio arba meškų žvakė, juoda arba balta žvakė. Ir žvakės apatinis šešėlis mums rodo žemiausią kainą ir būtent tas paprastai japoniškų žvakių apibūdinimas. Taigi, jeigu pasižiūrėti truputį plačiau japoniškų žvakių modelius, galima išskirti tris tokias didelės grupės. Tai yra bulių rinkos žvakės, kada galima pagal žvakės identifikuoti bulių rinką ir būtent tos žvakės atspindi pirkėjų susidomėjimą bulių rinką ir kylantį trendą. Meškų rinkoje pagal žvakių modelius galima identifikuoti krentantį trendą ir identifikuoti, kad rinkoje vyrauja pardavėjai. Na, neutralios arba neapsisprendimo žvakės mums rodo, kad nėra apsisprendimo, nėra aiškios krypties, na ir greičiausiai kaina kis kažkokiame siaurame intervale, apribotume palaikymo ar pasipriešinimo lygį. Tiesiog, plėtė arba konsolidacijos periode. Japoniškų žvakių modeliai, jų yra daugiau negu 1000, bet dažniausiai mokymuose akcentuojam tai, kad geriausia yra suprasti, išmokti ir išmokti atpažinti grafike būtent tuos žvakių modelius, kurie rodo trendo apsisukimą, kurie rodo kurso apsisukimą ar kainos apsisukimą. Tai iš tų tokių populiariausių žvakių modelių, kurie rodo trendo apsisukimą, yra hameris arba lietuviškai plaktukas, kada yra suformuojamas toksai žvakės figūra, kada jinai neturi viršutinio spyglio. Jinai tokia kaip plaktukas atrodo. Jinai gali būti apversta kylančiam trende ir krentanti būtent tas kaip plaktukas atrodo krentančiam trende. Dar vienas žvakių modelis tai yra vadinamas hanging man, lietuviškai tai yra pakaruoklis. Tai kaip ir apverstas plaktukas, jisai mums rodo būtent trendo apsisukimą. Kas yra svarbu, kad būtent, kada mes identifikuojame šitą hamerį arba pakaruoklį grafike, turi būti antra žvakė, būtent patvirtinanti, kad mes identifikavom teisingai ir antra žvakė turi patvirtinti kurso apsisukimą. Taip pat būna korekcijos pasyvumo žvakės, impulso žvakės būna labai ilgos, tokios pilnos žvakės, labai dideliais kartais intervalais, tai yra didelių impulsų ekonominių, politinių įvykių metu. Būna
didelės žvakės arba su ilgais spygliais, labai ilgi spygliai arba labai ilgi žvakių kūnai. Ir atmetimo žvakės dažnai būna susiformuoja prie palaikymo arba pasipriešinimo lygių. Kokiais laikotarpiais žiūrėti japoniškų žvakių modelius? Japoniškų žvakių modelius verta žiūrėti nuo H1, toliau žiūrėti H4 ir tada dieninį grafiką. Dieniniam grafike tų signalų bus mažiau, bet jų kaip ir signalo patikimumas bus geresnis, pavadinkim už tai, jeigu mes žiūrėsime kituose laiko perioduose. Jeigu mes žiūrėsime minutinėme grafike arba 5 minučių grafike, mes matysime labai daug tų signalų, bet tie signalai dažnai bus klaidingi. Ir kalbant apie japoniškų žvakių modelius, dar vienas japoniškų žvakių modelis yra Doji žvakė. Jinai tokia atrodo kartais kaip kryžius grafike. Ir kas yra svarbu, kad jeigu mes rinkoje identifikuojam kaip pavyzdys kylantį trendą, matome susiformavusią Doji žvakę galbūt prie kažkokio tai stipraus pasipriešinimo lygio, po žvakės eina jau bulių rinkos žvakė, atsiprašau, meškų rinkos žvakė, raudona, priešinga prieš tai buvusiai, tada galima identifikuoti būtent trendo apsisukimą ir kainos kritimą, trendo apsisukimą arba reversą. Tai Doji žvakė viena iš populiariausių, lengviausiai suprantamų ir greičiausiai įsisavinamų trendo apsisukimo signalų naudojant žvakių modelius, bet būtent japoniškų žvakių modeliai jie turi susiformuoti ties palaikymo arba pasipriešinimo lygiais ir tai gali būti kaip papildomas signalas, jeigu mes prekiaujame pagal palaikymo pasipriešinimo lygius, būtent sulaukti šių signalų. Tai mes kaip ir identifikuojame, mes kaip ir turim papildomą patvirtinimą su antra prekybos sistema, strategija. Na ir tokiu atveju sumažėja klaidų tikimybė. Nu, klaidų vis tiek bus, bet tikimybė jų bus galbūt mažesnė. Techninės analizės grafiniai modeliai. Vieni iš tokių populiariausių grafinių modelių yra galva su pečiais arba vadinama head and shoulders. Dar vienas labai modelis populiarus yra dvigubas dugnas arba dviguba viršūnė, kartais gali būti trigubas dugnas, triguba viršūnė. Na ir trikampiai yra vienas iš tokių lengviausiai atpažįstamų ir lengviausiai suprantamų figūrų. Jeigu pasižiūrėsime į grafinius modelius, mes matome galvos ir pečių figūrą. Šita galvos ant pečių figūra yra labai stiprus trendo apsisukimo signalas su labai aiškiom ir konkrečiom taisyklėm. Vėlgi turi būti grafikas H1, H4 arba D1. Šitas petys turi būti aukščiau negu šitas petys. Na ir pečių linija yra sandorio atidarimo vieta. Čia būtent, kada kaina pramušė pečių liniją, kažkokią tai palaikymo lygį. Šiuo atveju, būtent čia, kada kaina nukrito žemiau, yra būtent pardavimo signalas, jeigu mes identifikavome tokią kylančio trendo pasibaigimą, pavadinkim taip, ir identifikavom grafike galvos ir pečių figūrą. Šita figūra taip pat gali būti apversna. Šitas petys turi būti aukščiau negu šitas, antras petys truputį žemiau. Turime pečių liniją, kada kaina pakilo aukščiau ir užsifiksavo aukščiau palaikymo lygio arba pečių linijos mes turime pirkimo signalą. Labai aiškus modelis, labai lengva jį identifikuoti ir labai lengva pastebėti grafike, kada mes analizuojam istorinius duomenis. Realiai šitą figūrą ganėtinai sunku identifikuoti realių laikų, realioje priekyboje. Tam reikia šiek tiek praktikos ir manau, kad pasigilinus šiek tiek tikrai pavyks identifikuoti vieną iš tų figūrų, kurios rodo trendo apsisukimą su labai aiškiom taisyklėm. Na ir tikrai galima pasižiūrėti iš grafinių modelių būtent šitą galvos ir pečių figūrą kaip vieną iš prekybos strategijų, vieną iš prekybos variantų, bet labai ir nenutolstant nuo palaikymo ar pasipriešinimo lygio. Jau kaip ir kalbėjom apie japoniškų žvakių modelius, jeigu mes identifikuojam palaikymo pasipriešinimo lygius, o mes žinom grafinį modelį ir mes turim žvakių modelį, vėlgi tai turbūt vienas iš geriausių variantų, kuris gali pasitaikyti rinkoje realių laikų. Taip pat gali atrodyti tas modelis galvos ir pečių. Taip, pati ta metodologija nieko nesiskiria. Ties
pečių linija yra sandorio atidarimo vieta. Na, jeigu naudoja, ai, atsiprašau labai, tai sekundėlę, jeigu mes turim pečių liniją, būtent tas pečių linijos kirtimas ir duoda mums įėjimo į rinką signalą. Vėlgi labai svarbu yra naudoti stop loss take profit parametrus ir stop lossas vėlgi turėtų būti šiek tiek aukščiau, jeigu mes turime lygį, turėtų būti aukščiau palaikymo lygio, jeigu mes prognozuojame, kad kaina turėtų kristi žemiau, nes neteisingai uždėtas stop lossas gali privesti, kad ir teisingai atlikta analizė, kad ir teisingai viskas identifikuota, bet jeigu parengtas neteisingai atstumai, gali būti tiesiog išmuštas stop lossas palikus per mažą tarpą su atsiprašau, per nelik mažą tarpą nuo tos vadinamos pečių linijos. Tokia išsiskėtus, pavadinkim, išsiplėtus galvos ir pečių figūra, irgi įėjimas į rinką yra su kaklo linija. Kaip ir minėjau, tai yra, reikia panalizuoti daugiau grafikų, daugiau matyti pavyzdžių, nes kuo bus analizuota daugiau pavyzdžių, tuo bus aiškiau, kas vyksta rinkoje šiuo metu, tuo bus lengviau identifikuoti vieną arba kitą figūrą. Tai paprastai kalbant, kada mes jau žinom grafinį modelį, verta tikrai truputį prisėsti prie grafiko ar šiek tiek pasižiūrėti daugiau, panalizuoti tuos istorinius duomenis, kad galėtume lengvai išmokti ir atpažinti grafikus. Kuo daugiau pavyzdžių mūsų matę, tuo bus lengviau. Kitas grafinis modelis yra W arba M raidė, kada mes turime dvigubą viršūnę arba dvigubą dugną. Ir vienas iš tokių tikrai dažnai naudojamų indikatorių, vienas iš dažnai naudojamų modelių, kurie rodo irgi trendo apsisukimą. Kartais gali būti ir trečia viršūnė, ir trečias dugnas. Čia vėlgi tie patys palaikymo pasipriešinimo lygiai, 1, 2, 3 kartus nesėkmingai testuota, tikėtina, kad kaina šoks. Na ir sandorio atidarimas yra būtent su galimybė išnaudoti tą situaciją, kuri yra su šito grafiniu modeliu. Pats Džonas Bolingeris, tai yra Bolingerio juostų indikatorius išradėjas, pavadinkim, kūrėjas, jis irgi naudoja dvigubus dugnus, dvigubus viršūnės ir savo prekybos strategiją. Ir tai yra vienas iš tokių lengviausiai atpažįstamų grafinių modelių, kuris yra labai lengvai suprantamas ir tikrai galima juo pasinaudoti. Kaip tai atrodo grafike pavyzdyje? Turime dvigubą viršūnę ir turime tokią labai ilgo kūno žvakę. Tai reiškia, tai gali būti kažkokiu tai ekonominiu, politiniu įvykiu sukeltas judėjimas ir tai įtakoja tokia didelė ilga žvakė. Vėlgi tai yra vienas iš pavyzdžių. Na ir dvigubos dugnas vėlgi yra vienas iš pavyzdžių, tai gali būti ir kažkoksai palaikymo lygis ir mes jau žinome šį modelį ir galime jį išnaudoti prekyboje. Toliau pereinant prie techninės analizės grafikų, tai yra trikampiai, vienas iš tokių lengvai atpažįstamų grafike modelių. Ir jeigu mes turime kažkokį tai horizontalų palaikymo lygį, kurio kaina žemiau nenukrenta, ir mes matome žemėjančias aukštumas, reiškia tokį spaudimą iš viršaus, tai dažniausiai yra ištrūkstama pro horizontalią liniją. Dažniausiai yra pramušamas palaikymo lygis, nes trendas yra krentantis ir būtent sekant trendo kryptimi palaikymo lygis yra pramušamas. Analogiška situacija, jeigu tai būtų apprastas trikampis, kada mes turėtume kažkokį tai stiprų pasipriešinimo lygį ir turėtume kylančias aukštumas, vėlgi mes galime taip interpretuoti, kad tai susidaro spaudimas į tą lygį ir jeigu identifikuojam trikampį, tiesiog vienas iš tokių paprasčiausių figūrų, kada sulaukus patvirtinimo mes galime atidaryti sandorį ir išnaudoti tą apsisukimo signalą. Tai kaip ir minėjau, analogiška situacija, turime pasipriešinimo lygį, atsiranda spaudimas ir kaina pramuša būtent horizontalų lygį.
Kartais susiformuoja ir tokie trikampiai, kaip ir pavadinkim juos lygiašoniai. Tai identifikavus grafike tokį susiformavusi lygiašoniai trikampį, tolimesnė kainos kitimo kryptis priklauso nuo to, kuri linija bus pramušta. Jeigu kaina pramuš apatinę liniją, tai tikėtinas kainos judėjimas būtent ta kryptimi, kurią kaina pramušė trikampio kraštinę. Na ir analogiškai yra čia. Tiesiog reikia išlaukti, jeigu mes matome rinkoje tokią situaciją, tiesiog reikia išlaukti su situacija, kol jinai taps aiškiai. Čia nėra jokio aiškumo, nėra jokio sandorio atidarimo signalo, tiesiog kantrybė ir kantrybė dar kartą, jinai gali mums atnešti rezultatą. Ir tada žinom jau tokį modelį, mes galim tuo pasinaudoti. Kartais netgi su koreliacijom, jeigu mes vienoje valiutų poroje randam kažkokį tai trikampį, galima pasižiūrėti kitose valiutų porose, kurios turi teigiamą arba neigiamą koreliaciją, būtent kokia yra prekybos perspektyvos su kitais instrumentais ir galima identifikuoti truputį, nuspėti, galbūt pavadinkim, galima tolimesnį kurso judėjimą su mūsų pasirinktų instrumentu, kuriame yra identifikuotas trikampis. Tačiau vėlgi nedideli niuansai. Kartais analizė yra atliekama ir paprastai pabražant kažką ant grafiko. Tai jeigu tokie modeliai veikia, jeigu tokie modeliai pasitvirtina, tikrai, tikrai galima ir tokius naudoti. Nereikia žiūrėti labai kaip į akmenyje iškaltas taisyklės ir sąlygas. Tačiau, kaip mes jau ir kalbėjom, kaip ir jau papasakoju, jeigu mes jau pažįstame dvigubą viršūnę, jeigu mes žinome, kaip atrodo kanalas, tai yra tas vadinamas fletas, mes matome kažkokius tai ir palaikymo, ir pasipriešinimo lygius, galima identifikuoti kažkokį tai lygiai, kuris čia buvo ganėtinai ilgai, ir žinant tokius niuansus galima šiek tiek kartais linksmiau pasižiūrėti į tą situaciją, bet nebūtinai, aišku, be abejo, reiškia. Tai tiesiog vienas iš pavyzdžių, kaip tai galima tai padaryti. Ir sekanti didelė grupė yra techninės analizės indikatoriai, kurie yra MetaTraderyje standartiniai. Tai vienas iš dažniausiai naudojamų indikatorių yra Fibonacci indikatorius, kuris naudoja skaičių seką, kada sekantis skaičius yra prieš tai buvusių dviejų skaičių suma. Ir Fibonacci skaičių seka, jinai atėjo iš gamtos ir jinai buvo pritaikyta, adaptuota ir finansuose. Ir po staigaus kažkokio kilimo arba po staigaus kritimo ta kaina turėtų pasikoreguoti arba sugrįžti. Na ir Fibonacci seka parodo, kokias galimas yra atsitraukimo arba sugrįžimo ribos. Na ir kadangi daug prekiautojų, daug techninių analitikų naudoja Fibonacci seką, tai šitas indikatorius tampa kaip save išpildanti pranašystė. Kuo yra daugiau žmonių naudojančių tą patį indikatorių, tuo didesnė tikimybė, kad jie mato tą patį vaizdą ir prognozuoja tą pačią kainos kitimo perspektyvą, pavadinkime taip. Tai iš tikrųjų, jeigu pasižiūrės pačiam grafike, euro dolerio grafike, mes nuo kažkokio labai didelio kritimo norime sužinoti, kiek kaina atsikoreguos. Ir jeigu įmame dieninius arba aukštesnės dieninius, galbūt jo grafikus, kaip ir pavyzdyje, tai Fibonacci lygiai dažnai sutampa su palaikymo ar pasipriešinimo lygiais. Tai tam, kad nebražyti palaikymo pasipriešinimo lygių, mes taip pat galime naudoti šį indikatorių, kad identifikuotume tuos lygius. Ir teorija, kalbant apie Fibonacci, irgi jinai yra labai griežta ir labai konkrečiai apibriešta, kad jeigu mes turime kažkokią tai žemumą, dažniausiai kaina sugrįžta iki 23 lygio, kartais iki 38 lygio, jeigu kaina pakyla ir užsifiksuoja aukščiau 50 lygio, tai rodo, kad galimai apsisuko trendas. Tai vėlgi yra patogus indikatorius, norint sužinoti palaikymo pasipriešinimo lygius. Na ir po kažkokių tai didelių kilimų, staigių kritimų galima identifikuoti, kiek ta kaina gali atsikoreguoti, iki kiek jinai gali sugrįžti. Jeigu prekiaujam naudodami Fibonacci, tas pats kaip ir su palaikymo pasipriešinimo lygiais. Laukiam, kol kaina pasieks vieną lygį ir žiūrim, kaip ta kaina elgsis prie to lygio. Jeigu kaina
Pramušė tą lygį, laukiam patvirtinimo, kad tai yra tikrai pramušimas ir pasitvirtinam indikatorium arba žvakių modelio, arba galbūt grafinę figūrą ir iki kur kaina judės, iki artimiausio palaikymo arba pasipriešinimo lygio. Mes turime tokį labai aišku konkretų atstumą, tokį kaip ir stop loss take profit nustatymus ir galime prekiauti jau matydami tokį konkretų tikslą. Dar vienas iš indikatorių, kuris yra naudojamas kaip palaikymo lygio, palaikymo ir pasipriešinimo lygis, tai yra pivot point indikatorius. Jį galima parsisiųsti, tai nėra standartinis MetaTrader indikatorius, bet jį galima parsisiųsti. Taip pat jis yra Supreme Edition papildiniai, tai jeigu atsisiųsite iš prekiauto kabineto, iš dashboardo Supreme Edition, instaliuosite į MetaTraderį, tai yra visiškai nemokama ir galėsite naudoti šito pivot point indikatorium. Ir būtent šis indikatorius nurodo galimas dienos judėjimo ribas ir šios ribos yra nustatomos remiantis rinkos ankstesniu judėjimu. Nu, mes turime kažkokį tai rinkos vidurkį arba pivot point arba rinkos lygį ir tada yra atidedami trys artimiausi palaikymo lygiai ir trys artimiausi pasipriešinimo lygiai paskaičiuoti matematiškai ir jeigu mes prekiaujame, tarkim, dieniniam grafike, tada pivot point indikatorius naudojamas savaitiniam grafike, jeigu mes prekiaujam H1, tai galima naudoti H4. Tiesiog tas indikatorius turi būti vienu periodu aukštesnėme grafike, negu mes prekiaujame. Ir tai padeda labai paprastai prognozuoti artimiausius palaikymo ir pasipriešinimo lygius. Jeigu pasižiūrėsime, kaip tai atrodo grafike, tai yra H4 grafikas ir mes matome PP arba rinkos tą pivot pointą, rinkos tą pavadinkim vidurkį ir su R1, R2, R3 reiškia 3 artimiausi pasipriešinimo lygiai ir S1, S2, S3 reiškia 3 artimiausi palaikymo lygiai. Kaip kaina judės toliau, vėlgi mes turime apribojimą, ar tai jeigu H4 grafike, tai greičiausiai jau yra dieniniam grafikė uždėtas RR, būtent šis indikatorius. Matau klausimą, galbūt šiek tiek vėliau ir pasižiūrėsime grafiką ir kaip tai atrodo. Jeigu pasižiūrėti į tą logiką, į tą schemą, kaip kaina juda būtent pivot point rėžiuose, taip pat gali būti kainos kitimas interpretuojamas ir naudojant palaikymo pasipriešinimo lygius ir tą patį Fibonacci įrankį, nes tai yra horizontalūs lygiai. Ir jeigu mes turime kažkokį tai lygį ir mes laukiame, kol kaina pasieks artimiausią palaikymo ir pasipriešinimo lygį, jeigu mes žiūrime, sąstume šitoje situacijoje, mes žiūrime, kas bus, kada kaina pasieks šitą lygį. Jeigu kaina atšoks, jinai kils į viršų, jeigu kaina pramuš šitą lygį, jinai kris iki artimiausio palaikymo pasipriešinimo lygio. Analogiškai situaciją žiūrime, kas bus čia, laukiame galimybių čia, čia, čia. Logiškai visas tas judėjimas tai galėtų būti ir į kitą pusę. Tai vėlgi, kada kaina pasiekia kažkokį tai palaikymo pasipriešinimo lygį, tai yra kaip ir galimybė išnaudoti tą rinkos situaciją arba pakoreguoti savo turimus stop loss, take profit parametrus. Įrašas bus, be abejonės, įkelsim, pasidalinsim po rytoj, greičiausiai jo rytoj po seminaro internetu, tai galėsite pasižiūrėti vaizdo įrašą taip. Taigi, jeigu šiek tiek giliau pasižiūrėjus jau į rizikos valdymą, jeigu mes turime tą patį pivot point indikatorių, bet tai gali būti ir palaikymo pasipriešinimo lygiai pabražyti ranką arba iš kitų šaltinių, arba tas pats Fibonacci įrankis, dažnai mes laukime, kaip ir minėjau, kažkokios tai galimybės rinkoje, kada galėtume atidaryti sandorį, kada mus turėtume pagal mūsų prekybos strategiją ir pagal rizikos apetitą, mes sulaukiam kažkokio tai prekybos signalą. Jeigu mes turime įėjimo signalą čia, kaina atšoko nuo kaina krito iki palaikymo lygio, jinai nepramušė palaikymo lygio ir jinai pradėjo šokinėti. Mes turime įėjimo kažkokį tai tašką, kaip ir kalbėjau nuo seminaro pradžios. Stop loss arba take profit parametrai negali būti ant pačio lygio, geriau jų statyti tam tikrų atstumų, nes jeigu bus kažkoks testavimas, tikėtina, kad tas stop loss arba take profit, stop loss arba take profit bus išmuštas. Šiek tiek žemiau statomas stop lossas žemiau lygio, priklausomai nuo
prekybos strategijos priklausomai nuo rizikos apetito ir be abejonės nuo laikotarpio. Mes turime stop lossą, mes turime įėjimo tašką. Ir take profit 1 ir take profit 2. Ką reiškia take profit 1? Kada mes atidarome pirkimo poziciją tikėdamėsi kainos tolimesnę iki kilimo, iki kur kaina kils ir tikėtina iki artimiausio palaikė iki artimiausio pasipriešinimo lygio. Tam, kad būtų uždirbtas kažkoks rezultatas ir pasikeistų prekybinės sąskaitos balansas, nebūtų plaukiantis pelnas, o jeigu kaina sugrįžtų, tarkim, nepramušus to lygio, verta fiksuoti tik profitą pirmą šiek tiek žemiau artimiausio pasipriešinimo lygio. Kodėl? Jeigu kaina apsisuks per vidurį ir grįž žemyn, mes kaip ir būsim kažką uždirbę, būsim turėję kažkokį tai plaukiantį profitą, bet kainai apsisukus, o sugrįžus mes turbūt turėsime labai nedidelį pelną arba tas pelnas gali būti suveikęs stop lossas. Tai geriau nedidelis take profitas su galimybė tą take profitą dalinti į dvi dalis. Jeigu paprastai kalbant, prekiaujam su 0,02 loto sandorio apimtimi, mes galime užfiksuoti pusės pozicijos profitą pasiekus pirmą take profit lygį, pasiekus pirmą artimiausią pasipriešinimo lygį, reiškia, kad jau mes būsim uždirbę iš to sandorio, reiškia, kad jau prekybinės sąskaitos balansas pasikeitė, mes jau turime pelną. Ir tokiu atveju, jeigu mes matome, kad kaina toliau tęsia judėjimą prognozuota kryptimi arba ta, kurią mes jau turime atidarę sandorį, stop lossas dažnai yra pervedamas į nenuostolių lygį ir antras take profitas galėtų būti ties antrų pasipriešinimo lygių. Logika yra, kame turėti du take profitus, tai yra leisti pelnui aukti. Jeigu mes pataikėme geroje situacijoje atidaryti sandorį, tegul tas pelnas ir auga. Ir stop loss visada yra reikalingas tam, kad apsisaugotume nuo didesnių nuostolių ir galėtume vėlgi iš naujo identifikuoti galimybės, kurios atsiranda rinkose, negu laikyti nuostolį labai ilgai. Tai šito vietoje take profit 1, take profit 2 dažnai palengvina ir sprendimo prieimimus, dažnai palengvina ir supratimą ir galima iš tikrųjų irgi tai išnaudoti, leisti pelnui aukti ir leisti jau turint užfiksuotą prekybos rezultatą. Analogiškai, jeigu mes turime krentantį trendą, mes turime kažkokį tai įėjimo tašką ir turime stop lossą, kuris yra šiek tiek aukščiau nuo paskutinės žvakės viršūnės, paskutinės žvakės šešėlio. Nu, pavadinkime tai tokia truputį rizikinga prekybos sistema ir šiek tiek tikimybė, kad stop lossas bus išmuštas yra didelė, šiek tiek tas stop lossas jis turėtų būti šiek tiek aukščiau bent jau paskutinių aukštumų, jeigu kaina apsisuktų ir protestuotų, bet prognozija būtų teigiama. Na ir take profitas 1, take profitas 2, vėlgi ties sekančiais palaikymo ir pasipriešinimo lygiais. Na, jeigu pasižiūrėti visą šitą take profit 1, take profit 2, kada mes identifikuojame apsisukimą, ėjome į rinką, mes turime vieną antrą take profitą. Na ir dar viena didelė grupė yra indikatoriai. Ir indikatoriai yra matematiniai įvairių rinkos duomenų santykiai, skirti interpretuoti kainos pokyčius ir duoti pirkimo arba pardavimo signalus. Paprastai kalbant, buy arba sell signalus. Indikatoriai yra objektyvesni negu kainų formuluotės, tačiau neretai prieštarauja vieni kitiems. Ir labai suprasti, kaip indikatorius yra sudarytas ir kokiamis sąlygomis jis duoda tiksliausius signalus ir tik tada galima pasikliauti indikatorių parodymais. Tai kaip yra interpretuojami indikatoriai, kaip jie duoda tuos pirkimo pardavimo signalus. Tai gali būti indikatorių susikirtimas. Tai pirkimo pardavimo signalą rodo susikirtančios indikatorius linijos ir greitesnis indikatorius yra toksai kaip ir signalizuojantis, o lėtesnis tampa kaip ir patvirtinimo ir indikatoriaus susikirtimas būtent duoda mums signalą atidaryti pirkimo arba pardavimo sandorį. Perpirkimo ir perpardavimo lygį. Pirkimo pardavimo signalą rodo osciliatoriaus smukimas iki perparduoto arba perpirkimo lygio ir dažnai tai yra 30 ir 70 lygiai.
kada yra 30 naudojama, kad jau yra perparduota ir 70 lygis yra, kada jau yra perpirkta. Taigi, einam prie tų indikatorių detaliau. Yra krypties indikatoriai, tie, kurie veikia ir duoda prekybos signalus esant kryptingai rinkai, esant trendui, esant aiškiai kainos kitimo krypčiai, arba kylančiam, arba krentančiam trendui. Dėl to jie pačiame traderyje irgi yra išskiriami kaip trendo indikatoriai. Na ir populiariausiai iš jų yra Moving Average arba pats paprasčiausias slankusis vidurkis, Simple Moving Average arba SMA. Svertinis slankusis vidurkis naudojamas, jeigu norime suteikti didesnį svorį naujesniems duomenims. Tai reiškia, kad naujesni duomenys yra aktualesni ir jie turėtų būti vertinami labiau negu ankstesni duomenys. Na ir eksponentinis slankusis vidurkis, kada yra svoris yra naujiems duomenimis pagal geometrinės progresijos principą. Dažniausiai naudojamas paprastas slankusis vidurkis, bet galima pasižiūrėti tiek svertinį, tiek eksponentinį. Ir jie visi yra ganėtinai panašus. Jie nebus labai skirtingi, bet tiesiog kartais svarbu žinoti, kuo jie skiriasi. Na ir Parabolic SAR yra parabolės laiko kainos indikatorius ir mano minėtos Bollingerio juostos, kuris yra vienas iš dažnai naudojimo indikatorių. Jeigu mes pasižiūrėtume krypties indikatorius, slankieji vidurkiai, čia mes turime dieninį grafiką ir turime tris slankiuosius vidurkius - 50, 100 ir 200. Ką reiškia 50, 100 ar 200 slankieji vidurkiai? Tai reiškia, kad 50 dienų kainos vidurkis, 100 dienų kainos vidurkis ir 200 dienų kainos vidurkis. Ir būtent indikatorių susikirtimus, šiuo atveju raudonas ir mėlynos linijos susikirtimas duoda mum įėjimo į rinką signalą. Čia, čia, čia raudonas ir mėlynos linijos, tai yra 50 ir 100 dienų susikirtimo signalai. Kas yra labai svarbu naudoti su slankiaisiais vidurkiais, tai yra ilgo periodo, tai yra 200 dienų slankų į vidurkį, kuris veikia kaip trendo indikatorius. Mums parodo, ar kaina yra kylanti, ar kaina yra krentanti. Jeigu grafikas yra žemiau slankio vidurkio, reiškia, slankusis vidurkis yra aukščiau grafiko, mums rodo krentantį trendą, rodo, kad kaina yra krentanti. Na ir jeigu grafikas yra aukščiau slankiojo vidurkio, rodo kylantį trendą ir kad kaina yra kylanti. Na ir sekant tą pačią logiką, kad prekiauti reikėtų pagal trendą ir sekti trendo kryptimi, būtent tas ilgesnio priedo apie slankusis vidurkis, kuris ženkliai skiriasi nuo kitų, jisai mums tampa kaip papildomo patvirtinimo signalu, jeigu mes norime tai daryti arba pirkimo, arba pardavimo sandorį. Tai jeigu mes turime krentantį trendą, tai turbūt reikėtų ieškoti pardavimo galimybių. Jeigu mes turime kylantį trendą, kaina yra aukščiau slankio vidurkio, turbūt tai taptų papildomų patvirtinimo signalų pirkimo sandoriui. Jeigu paprastai naudojant tik tai du indikatorius, būtent tie susikirtimo kada susikirta tos dvi linijos, tai duoda mums prekybos signalą. Tai paprastai lengvai interpretuojamas, suprantamas indikatorius kuo trumpesniam laiko periode. Tai yra M1, M2, M1, M5, M15 bus naudojama šitas prekybos metodas, šitie indikatoriai susikirtimai, tuo mes turėsime daugiau prekybos signalų, tačiau jų kokybė bus žema. Jeigu mes paimsime H1, D1 grafiką, tuomet mes turėsime mažiau tų prekybos signalų, naudojant šitos indikatorių susikirtimus, na, ir jų kokybė tikėtina bus aukštesnė, tai yra kokybė bus geresnė. Ir jeigu mes naudojame tris indikatorius, kaip ir minėjau, trečias indikatorius yra ženkliai didesnės trukmės, mums būtent rodo trendo keitimo kryptį. Čia turime kainos kirtimą ir labai gražų pavyzdį, kada turėjome aišku krentantį trendą, kada trendas apsisuko ir šie indikatoriai davė pardavimo signalą ir mes sekėm pagal šitą signalą. Iš tikrųjų, trijų indikatorių susikirtimas irgi kartais gali būti interpretuojamas kaip pirkimo arba pardavimo įėjimo rinką signalas. Ir jeigu imsime ilgesnius periodus, tarkim D1 periodą, dieniniam grafike šitie slankieji vidurkiai taip pat gali atlikti artimiausių palaikymo ar pasipriešinimo lygių funkcijas.
Kitas indikatorius, krypties indikatorius veikiantis esant kryptingai rinkai, yra Bollingerio juostos ir tai yra tas pats slankusis vidurkis, tik naudojant dar papildomai du standartinius nuokrypius nuo laikio vidurkio būtent. Ir mums parodo perpirktą rinką, kada yra arčiau viršutinio kanalo ribos, ir perparduotą rinką, kada yra arčiau apatinės kanalo ribos. Jeigu pasižiūrėjus labai paprastai, vidurinė linija yra slankusis vidurkis ir mes turime du standartinius nuokrypius. Kaip yra naudojamos Bollingerio juostos šitas indikatorius praktikoje? Praktikoje jis yra naudojamas neteisingai ir tai yra krypties indikatorius. Jisai duoda signalus tik tai esant kryptingai rinkai. Kada turime mes fletą arba kainos judėjimą kanale, šitas indikatorius pradeda duoti klaidingus signalus ir parodytame šitame pavyzdėlio, čia yra klaidingas šito indikatoriaus interpretavimas ir jo klaidingas naudojimas, nes tai yra krypties indikatorius ir jeigu kaina kyla arba krenta, slankusis vidurkis judės kainos kitimo kryptimi ir jeigu mes neturime jokios krypties, mes turime fletą, šitas indikatorius duoda labai blogus signalus ir tai gali privesti prie nuostolingos prekybos. Ką mums duoda indikatorius Bollingerio juostos? Tai šitas indikatorius mums parodo, kad kada du standartiniai nuokrypiai labai stipriai priartėja prie mm, standartiniai nuokrypiai priartėja prie indikatorius, jis kaip ir susitraukia, reiškia, kad tai rodo, kad rinkoje laukiama kažkokių tai svarbių naujienų, svarbių įvykių, bet jis niekada neparodys, kokia kryptimi ta kaina gali kisti. Tai reiškia, tik tai mums signalizuoja, kad priartėja standartiniai nuokrypiai, rodo, kad kažkas artėja. Na ir tai yra tas teisingiausias turbūt šito indikatoriaus panaudojimas, kada, jeigu mes matome susiaurėjimą, reiškia, reikia laukti kažkokių tai svarbių naujienų. Galim pasižiūrėti naujienų portalus arba kažkokius tai pranešimus, kuomet tai yra rodoma, kad kažko laukiama rinkoje. Ir kalbant apie impulso indikatorius, tai yra tokie indikatoriai, kurie geriausiai veikia konsoliduotoje rinkoje. Tai yra, kada kaina juda plokščiame kanale, fletę vadiname konsolidacijos periode, tačiau šitie oscillatoriai duoda neteisingus signalus kryptį turinčioje rinkoje. Tai būtent yra krypties indikatoriai, apie kuriuos mes tik pakalbėjom, slankieji vidurkiai, Bollingerio juostos ir Parabolic SAR indikatorius, na ir yra oscillatoriai, kada jie duoda signalus būtent esant konsolidacijai. Tai santykinio stiprumo indeksas arba RSI ir slankiųjų vidurkių konvergencijos ir divergencijos histograma MACD. Kuo mes daugiau sudėsime ant grafiko indikatorių, skirtingų indikatorių, nuo to prekybos signalas nebus geresnis, stipresnis ar labiau patikimas. Tiesiog apsunkinsime savo vaizdą, apsunkinsime savo galvą ir galvodami, kad tiek daug indikatorių rodom tą patį, mūsų tas signalas prekybos bus stipresnis. Nebus, nes tie indikatoriai dažniausiai rodo tą pačią informaciją. Tai kuo tų indikatorių grafike bus mažiau, tuo bus lengviau ir tuo bus paprasčiau kartais analizuoti tai, kas vyksta rinkose. Taigi, RSI perpirkimo ir perpardavimo ribos ir vienas iš pirmaujančių indikatorių, kuris juda nuo 0 iki 100 skalėje ir būtent rodo perpirkimo perpardavimo lygius. RSI yra dažniausiai naudojamas nuo 30 iki 70 rėžiuose. Jeigu tuos rėžius sumažinsim nuo 20 iki 7 iki 80, reiškia, mes turėsime daugiau prekybos signalų, tačiau jų kokybė bus prastesnė. Jeigu mes padidinsime 60 ir 40 nustatymą, perpirkimą ar perpardavimą, reiškia, prekybos signalų bus mažiau, na, jų tikimybė, kad jų efektyvumas bus didesnis daug geriau. Dar kaip yra prekiaujama naudojant šituo indikatoriumi, būtent laukiama, kol indikatoriaus reikšmė sugrįž į tą kirs iš viršaus į apačią 70 lygį arba iš apačios į viršų 30 lygį. Ne kada indikatorius būtent pasiekia tą lygį, bet kada jis jau iš to lygio išeina, jeigu iš apačios į viršų arba iš viršaus į apačią. Na ir praktiškai, kaip galima pasižiūrėti, įėjimo į rinką taškai dažnai 30 ir 70 kanale, vieni iš tokių
dažniausiai pasitvirtinančių, dažniausiai naudojamų indikatorių. Na ir būtent reikia jais truputį pasitestuoti, pasižiūrėti. MACD histograma yra sukurta pagal eksponentiškai išlygintus slankiuosius vidurkius, vėlgi slankieji vidurkiai vienas iš tokių universaliausių indikatorių, tačiau MACD histograma daugiau svorio suteikia paskutiniams duomenims ir geriausiai veikia kryptingoje rinkoje, parodo vyraujantį rinkos kryptingumą, jo galimą pabaigą ir krypties apsisukimo tašką. MACD yra indikatorius, kurie yra turbūt pats lėčiausias indikatorius prekybos platformoje, rodantis labai stipriai pavėluotus signalus. Tačiau žinant, kaip jisai veikia, kaip jisai gali būti interpretuojamas, tai tikrai labai geras indikatorius ir jisai gali būti interpretuojamas ir naudojamas keliais būdais. Tai yra tiek trendo patvirtinimui, tiek nulinės linijos kirtimui, kada indikatorius histograma kerta nulinę liniją sandorio atidarimui, gali būti identifikuojamas, bet tai yra vėluojantis signalas. Ir kada yra kažkokios tai aukštumos, aukštėjančios aukštumos arba žemėjančios žemumos, tai mums irgi gali suteikti papildomos informacijos. Pats geriausias šito indikatoriaus parodymas tai yra divergencija vadinama ir histogramos išsiskyrimas su grafiku. Tai reiškia, kad jeigu mes turime kylantį grafiką, o indikatorius yra parodymas yra krentantis arba analogiškai, okay, jeigu mes turime krentantį trendą, bet indikatorius yra kylantis, jie išsiskiria. Na, vienas krenta, kitas kyla. Būtent išsiskiriantis parodymai yra geriausias šito indikatorius parodymas, kad laukiamas tikėtinas ir greitai bus trendo apsisukimas. Na, arba ir analogiškai, jeigu mes turime kylantį trendą ir krentantį išsiskyrimą ir krentantį grafiką, tai reiškia, kad neužilgo bus trendo apsisukimas. Tai pats geriausias šitą indikatorius panaudojimas. Na ir su praktikos, su pavyzdžių analize iš tikrųjų galima labai puikiai ir sėkmingai naudotis šito indikatoriumi. Taigi techninės analizės privalumai, tai techninė analizė reikalingi tik keli fundamentiniai duomenys, daugiausiai yra naudojami grafikai ir kuo mes būsime matę daugiau pavyzdžių, kuo mes būsime išnagrinėję daugiau situacijų, tuo mums bus lengviau identifikuoti tas galimybės, kurios yra dabar rinkose. Na ir techninė analizė leidžia ganėtinai tiksliai prognozuoti geriausius įėjimo ir išėjimo iš rinkos taškus. Na, o trūkumai dėl techninės analizės trūkumai, kad dėl plataus naudojimo techninė analizė gali sąlygoti kartais labai staigius rinkos pokyčius, tuo atveju, jeigu daugelis prekiautojų padaro tas pačias išvadas. Tai vienas iš tokių pavyzdžių turbūt buvo Šveicarijos franko atrišimas nuo fiksuotos kainos, kad daugelis prekiautojų žinojo, kad tai yra fiksuotas palaikymo lygis žemiau, kurio nekris. Ir kada Šveicarijos centrinis bankas priėmė sprendimą, kad Šveicarijos frankas gali toliau laisvai kisti valiutų rinkoje, turėjome labai spūdingus šuolius. Na ir techninė analizė būtų tinkama, ji visada turi būti derinama su fundamentinė analizė. Visada reikia svarbu sekti tas naujienas, pasižiūrėti į svarbiausius politinius, ekonominius įvykius ir tada ieškoti galimybių su techninė analizė. Strategijos testuotojas yra vienas iš Supreme Edition papildinio funkcijų, kuris veikia 4 MetaTraderį, bet naudojant istorinius duomenis mes labai paprastai galime prasitestuoti savo prekybos strategiją, matyti, kokia būtų kokia tai strategijos yra efektyvumas. Na ir visus kitus dalykus praktiškai mes nematome jau to grafiko istorinio, bet žvakės yra braižomos pagal istorinius duomenis ir mes priimam prekybos sprendimus pagal prekybos strategiją, naudodami istorinius duomenis, nustatom stop loss take profit parametrus ir realiai kartais per šeštadienį arba sekmadienį, kada rinkos yra uždarytos, galima pasinaudoti istoriniais duomenimis ir prasitestuoti ten keletą metų duomenys su pasirinkta prekybos strategija ir pamatyti, ar ta strategija galėjo suveikti ir jinai buvo efektyviai, ar visgi reikėtų kažką tobulinti. Dažnai irgi atsiranda galimybių patobulinti prekybos strategiją, kada mes paimame ilgesnį laikotarpį ir patestuojame su istoriniais duomenimis. Ir taip visą tai yra tokiu realiu laiku, nes kartais žiūrime į grafiką ir galim surasti įvairių galimybių. Supreme Edition 4.5 MetaTraderių galima parsisiųsti, tai apima ne tik tai mano minėtą pivot point indikatorių, bet ir Kilterio kanalus, taip pat mini terminalą ir kitus įrankius, kurie tikrai palengvina prekybą. Na ir Stereo Traderis yra dar vienas papildinys skirtas MetaTraderiui, turintis unikalias funkcijas, leidžiančias sklandžiau ir geriau kontroliuoti prekybą. Tai iš tikrųjų tai yra įrankis kuris gali būti labai vertingas ir naudingas tiem, kurie naudoja skalpingo strategijas, kurie prekiauja labai aktyviai. Na, vienas iš tokių įrankių, kuris tikrai palengvina
įsakymų tipus ir tikrai vertas dėmesio. Jeigu prekiaujate ilgesniuose laikotarpiuose, tai mažai tikėtina, kad jisai gali būti labai naudingas, bet su aktyvia prekyba, agresyvia kartais prekyba, jis tikrai labai naudingas įrankis. Na ir norėdami gauti tinkamą informaciją apie grafikų sąlygas ir bet kokią kitą informaciją, apsilankykite interneto svetainę admiralmarkets.com, pasirinkite savo gyvenamą šalį ir susisiekite su tinkamu biuru. Lietuvoje mūsų biuras yra Švitrigailos 11M 4 aukšte, mums galite paskambinti telefonu, parašyti elektroniniu paštu. Nepamirškite sekti mūsų YouTube, patinka ir prenumeruoti Admirals Lietuva YouTube kanalą, Facebook Admirals Lithuania Admirals yra mūsų paskyra ir Instagram'e turime admirals.lt. Instagramo paskyrą. Nepamirškite sekti mūsų ir socialiniuose tinkluose. Tai ačiū visiems, kurie šiandien buvo prisijungę šio seminaro interneto vaizdo įrašą įkelsime į YouTube ir pasidalinsime su dalyviais. Ačiū Jums ir jeigu turite klausimų, tikrai drąsiai skambinkite, rašykite, visada mielai atsakysiu.